Labas rytas visiems iš Londono Gatwick oro uosto. Esu Rytis ir šiandieną čia pradedu savo pačią ilgiausią ir ko gero pačią įdomiausią kelionę savo gyvenime. Taigi, kuom įdomi šita kelionė? Jinai susidarys iš dviejų dalių. Tai pirmąją dalį aplankysiu šaltąjį regioną, o antrąją dalį šiek tiek pagyvensiu šiltuose kraštuose. Pirmoji dalis. Keliauju į patį šalčiausią regioną visame pasaulyje, kur vidutinė žiemos temperatūra minus 40 laipsnių. Ir tai yra Jakutija. Jakutija randasi tolimuosiuose rytuose Rusijoje, daug tūkstančių mylių nuo Londono, skiria net 9 laiko juostos. Ir ši kelionė truks man 6 dienas. Taigi, o dabar pirmoji kelionės diena, pirmasis etapas ir pirmasis skrydis į Stambulą, į Turkiją, kuris užtruks apie 4 valandas. Tai va, nusimato tikrai labai įdomi kelionė, daug nuotykių. Todėl, jeigu nenorit praleisti, užsiprenumeruokit mano kanalą ir susimatysim Turkijoje. Iki. Atvykau į Stambulą, prisėdau truputį pailsėti, nes kol išėjau iš oro uosto, kol praėjom pasų patikras, kol kašias pasiėmėm. Žodžiu, skrydis turėjo būti apie 4 valandas, bet gavosi 3 valandos 15 minučių. Dažniausiai tai būna, visada rašo vieną laiką, bet būna kažkaip greičiau. Dabar Turkijoje yra 2 dienos, 2 valandos, tai nuo Londono skiriasi plus 3 valandos. Kai pirkau bilietą, galvojau, kad iš to pačio oro uosto bus sekantis skrydis, bet pasirodo iš visai kito, kuris randasi kitam Stambulo gale. Ir dabar galvoju, kaip tenais nusigauti. Aišku, galima su taksi, bet su taksi brangokai kainuos. Aš kadangi turiu daug laiko, nes sekantis skrydis 9 vakare, tai nusprendžiau važiuoti su viešuoju transportu, su metro. Ir su tašym, aišku, nėra lengva, bet reikia pasiaukoti, bandysim. Tai va, einu, ieškau metro ir bandysiu keliauti. Selavek şandi jüyar Hacid namamını yaramında fesadi Khwedene buharet Yare Atvažiavau į kitą oro uostą, jis vadinasi Sabiha Gökçen. Neužilgo laukia antras mano skrydis į Maskvą. Rašo, kad skris apie 4 valandas 15 minučių, nes dėl tam tikrų priežasčių dabar tiesiai lėktuvai negali skristi, tai suka ratą.
Vizą dabar galima pasidaryti nevažiuojant į ambasadą. Jeigu nori gauti trumpalaikę 15 dienų vizą į Rusiją, tai yra tokia elektroninė viza. Užsipildai internetu, susimoki ten apie 42 svarus ir jeigu visi duomenys suvesti gerai, jeigu viskas tinka, 2 dienų bėgi patvirtina tau. Plius reikia nusipirkti kelionės draudimą į Rusiją. Tas irgi kažkas 8 svarai kainuoja. Tai va, žodžiu, viskas pas mane po ranka, dokumentai paruošti visi ir, žodžiu, laukiu skrydžio. Labas rytas iš Maskvos. Atskridom naktį į Maskvą. Viešbutį buvau gal tik 3:30 ryte ir iš karto jau maudytis ir į lovą. Šiandien atsikėliau apie 9 ryto ir reiks toj priduoti kambarį. Pasidėsiu viešbutį daiktus ir dar iki 4:30 vakaro turiu laiko, tai truputėlį pasivažinėsiu po Maskvą. O šiandieną laukia 3. kelionės etapas. Kelionė traukiniu į Krasnojarsko miestą. Tai truks kelionė 2 dienas 11 valandų. Krasnojarske apsistosiu vienai dienai, pasižiūrėsiu Krasnojarsko miestą, pasivaikščiosiu ir ryte lėktuvu skrisiu jau į Jakutiją. Dar įdomus vienas faktas toks. Rusijoje neveikia nei Facebookas, nei Instagramas. Aš aišku jau žinojau šitą, bet primiršęs buvau. Bandau, blemba, prisijungti, gal kas čia yra, ko čia neveikia. Ai, taigi čia Rusija, čiagi sankcijos. Tai nieko, parsisiunčiau VPN-ą ir veikia. Tik tai tiek, kad internetu dabar išėjęs iš viešbučio neturiu, tai nusipirkti SIM kortelės. Nu, išeinam į tokią jau judresnę gatvę iš Skersgatvio. 5 juostos į vieną pusę, 5 į vieną, 5 į kitą. Tradiciškai baršių, bandelį su jautiena, nes čia toks uzbekų restoranas. Ir kompotą. Baršiai buvo ypač iš lauko kaip šalta. Ateini, tai šimtos sriubos. Pats tas. Leidžiuos į metro. Labai populiaru yra Rusijoje gatvės muzikantai. Visur koncertuoja gatvėse, metro. Ir dabar kaip tik leidžiuos į metro vestibiulį, toj parodysiu.
O čia yra vienas iš pagrindinių Maskvos prospektų, Kutuzovo prospektas. O kitoje pusėje Pergalės parkas, Park Победы. Yra muziejus, didžiulis parkas su Antro pasaulinio karo eksponatais, tankai, tiek vokiečių, tiek rusų. Ginkluotė, kurią naudojo Antro pasaulinio karo metu. Dažnai vyksta tam parke koncertai, visokie paminėti Pergalės dienai. Štai dar naujametinė atmosfera Rusijoje. Pas juos viskas laikosi iki kažkur kovo pradžios. Visi šitie naujametiniai atributai. Tai vat atrodo cerkvė. Vasarą čia fontanai. Naktį apšviesti būna. Vaizdas įspūdingas. Žiemą, aišku, viskas kitaip. Kitokios spalvos. Dar norėjau ką papasakot apie Maskvos metro. Maskvos metro yra unikali. Kiekviena stotis savotiškai graži. Galima sakyti kaip muziejai. Visų stočių, aišku, neparodysiu jų labai daug, bet kelias iš jų pagrindinės šiandien važiuosiu, tai pafilmuosiu. Viena iš jų, kurioje dabar ir esu, kaip ir minėjau, čia yra Pergalės parkas. Tai ir sustojimas vadinasi Park Победы, Pergalės parkas. Ir tai yra pats giliausias Maskvos metro. Paskaičiuosiu laiką leisdamasis, kiek užtrunka laiko eskalatoriumi nusileisti iki sustojimo. Pamiršau paminėti, pirkau metro bilietą šiandieną visai parai. Vienai parai metro bilietas 365 rubliai, kas yra 3 svarai. 3 parų kainuoja 700 rublių. Žodžiu, metro čia yra pigus. Nu ką, leidžiuosi į metro. Pažiūrėkit, kokio gylio. Žodžiu, jeigu leidžiantis ir tik tai stovint, o nelipant, užtrunka nusileis 2 minutės ir 40 sekundžių. Kokio gylio stotis. Kijevo metro sustojimas. Pažiūrėkit, kokios lempos, dekoracijos. Kaip muziejų grinai.
Čia Arbatos sustojimas. Stancija Arbatskaja. O, čia jau kažkas rimto važiuoja. Gaila neišeis pasilikti iki vakaro. Būtų gražu pažiūrėti naktinę Maskvą. Įspūdingo dydžio. Tie, kad jie labai jau seni šitie pastatai. Jie nuo sovietinių laikų. Bet naktį kaip apšviesti atrodo žiauriai gražiai. Tai va, čia yra naujasis Arbatas skaitus. Ten va, dabar einam giliau. Įeisim į tą vadinamąjį senąjį Arbatą. Vėlgi, kaip sakau, žiema vienas vaizdas, vasara kitas. Vasara labai daug jaunimų šitoj gatvelį, daug tų vadinamų gatvės muzikantų, gitaristų, visokiausių. Nu, bet ir žiema atrodo gražiai išpuošta viskas. Ai, čia jie dabar nesenai šventė kiniečių naujus metus, dėl to vat, yra išpuošta su kinietiška atributika. Vasarą būtų smagiau čia pasivaikščioti, jeigu būtų daugiau laiko, bet kadangi laiko nėra, tai aš taip prabėgom į pagrindinės vietas. Iš tikrųjų, šitoj vietoje tai aš paskutinį kartą buvau 2019 metais prieš COVID-ą. Jo, Rusijoje labai viskas sugriežtinta dabar. Vakar oro uoste atskridus pasų kontroliai, nu, ten daug klausimų neuždavė pagrindinius. Bet kai pasiėmėm bagažą, išeinant, kaip yra žalias ir raudonas koridoriai dėl muito, tai per žalią koridorių kiekvienas keleivis turėjo per rentgeną leisti savo kiekvieną tašę. Griežtai. Šiandieną norėjau įsigyti SIM kortelę. Pasirodo, užsieniečiai negali įsigyti SIM kortelės. Turėjau užregistruoti per valstybę ir tai užtrunka kažkiek tai dienų, tai tu turėjai iš anksto jau prieš važiuodamas čia kažkaip tai tą kortelę užsiregistruoti. Vienu žodžiu, nesąmonė, bet sugriešino dėl to, kad sakė, įvyko kažkoks teroro aktas, kažką pasprogdino ir dėl to tai padarė su tom SIM kortelėm. Bet kaip sakoma, čia yra Rusija, čia yra galimybių šalis, čia yra viskas įmanoma. Kodų kalba su pardavėjus susišnekėjom, 1000 rublių ir turiu SIM kortelę. Žigulį bar. Restoranas. Nu, užeinam paragauti tikro žigulinio alaus. Ir sielo valgykla, kaip matote. Pamenate, tais laikais būdavo Svobodas, pirmas, antras. Čia tokiuose vietose aš mėgstu pavalgyti. Bet kadangi dabar aš sotus, tai tiktais atsigersim žigulinio alaus. Alai kaip tikroje lūdyje. Tikras žigulinis. Tik pirmi gurkšniai, nerealūs. 10 iš 10. Nu, štai ir sniegas. Aišku, toksai vos, bet šis tas.
kiekvienas žmogus praeidamas paglosto. Tradicija pas juos čia yra, nu ne visi gal, bet daugumas. Ir čia yra tradicija. Eina žmonės iš ten ir paglosto. Gaidys iš vis nuglosto tas visas. Ką reiškia sustojimas plošėt revoliucijai, tai reiškia, kad jūs atvykot prie Raudonosios aikštės. Nes čia iš karto šone yra, kaip sakant, pagrindinė Maskvos lankomiausia vieta, pats centras Maskvos. Čia kiniečių metai vyksta. Nu ką, įžengėme Raudoną aikštę. Žiemą Raudona aikštė šiek tiek kitokia, šventiškai papuošta, naujametinė mugė, yra čiuožykla padaryta, galima su pačiūžom pačiuožinėti sinuomot. Va, nuo naujų metų likutis. O štai čia CUMas, arba RUMas, kaip tai vadina. Centralinė Maskvos parduotuvė. Nu, čia prabangi parduotuvė. Kainos tai ne kiekvienam prieinamos. Šventės jau praėjo, bet senis šaltis dar liko. Dar sako, kol biški šalta, aš dar čia po mūsų. Nu, čia jau mūsų mugė, čia jau ne kiniečių. Va. градусов, чебуреки, перепечки, такие с разными начиночками. Подходим, пробуем. О, что ты тема? Nu kaip tokia vietoje nepasimsi kalėdinio gėrimo. Baisiai karštas. Kol kas dar negaliu gerti. Bet karštas vynas, Glintveinas. Ir jauni, ir seni, ir patyrę, ir nepatyrę. Smagu. O, čia jau asas varo, čia jau grynas asas. Я каждой ночной знакома за руку, брали ночи, не знаю за реку. Hot wine.
Tai va, maždaug tiek, maždaug tokia ta Maskva. Aišku, čia labai maža dalelė tos Maskvos, čia daug jos neparodysi, nes laiko neturiu. Bet tokius pagrindinius dalykus pralekiau, ką žinojau, parodžiau jum. Ai, tarp kitko, čia yra tas mauzoliejus garsusis. Teko pabuvoti 2017 metais. Nu, bet nieko įspūdingo, kaip vaškinė lėlė tiesiog. Net nepasakytum, kad ten tikra mumija kažkokia. Vaškinė lėlė. Tai va. Kazanės vokzalas, Kazanski vokzal. Iš čia judėsiu šiandien į Krasnojarską. Einu į savo traukinį. Vyksta jau laipinimas. Štai traukinukas, su kuriuo važiuosiu 2 dienas, beveik 3 dienas. Traukinio galinė stotelė Ulan-Ude. Čia berods Buriatija yra. Mano vagonas D100. Tai dabar reiks ir... Ai, vo. Tai šitas ir bus turbūt. Va, čia mano vieta bus. Viršui toksai 4 vietų kupė. O kol kas dar nieko nėra, kaimynų nėra. Aišku, apačioj būtų biškį jaukiau, bet apačioj brangesnės vietos.